Sveiki gyvi. Šį kartą oras toks nėra labai ypatingai geras. Šiek tiek lynoja, bet vėjas pakankamai nedidelis pagaliau. Nes čia buvo uraganas, gal visą savaitę pūtė belenkaip. Visiškai nesigavo pažvejoti. Tai dabar pabandysiu per lietų kelias valandžiukas pasigaudyt, gal kokią menkytę pavyks. Jeigu sezonas dar nepasibaigęs, šį kartą varysiu šiek tiek į kitą vietą, truputį giliau. Ir daugiau gal gaudysiu ant dugninės. Pasidariau naują sistemą. Vėliau parodysiu kokią. O dabar reikia traukt laivą krantan ir maut greičiau į vietą. Aš realiai tai nežinau, ar yra tikslas labai skubėti, nes greičiausiai vis tiek kibimas bus sutemus. Kaip ir visą laiką. Bet kartais iššauna ir šviesiu metu. Dabar vanduo, kaip matot, pats žemiausias. Bet su menkiam pastebėjau tokį dalyką, kad jos kartais geriau kimba per žemą vandenį negu per aukštą. Pradėsiu nuo guminuko. 60 metrų gylis. Žuvies kažkiek rodo ant dugno. Bandyt dabar nuleisti ant dugno, nes čia gylis didesnis, neaišku, kaip čia su to dreifu, ar pasieks aš to dugno dar. Kadangi vienas, tai atbulinigi galima. Kas panašu, kad dreifas nėra baisulinis. Bet čia šitoj vietoj gali būti problemų su dviem meškerėm. Pradžiai gaudysiu su viena. Tik tai spinningu. Bet kai greit nusibos, pasiimsiu ir dugninę. Šį kartą naudoju sunkesnį spinningą. Peno regimentas 4. Nuo PM iki 100 PM užmetimas. Bet čia su juo galėtum dut kabinti ir dar daugiau turbūt. 9 laivai dar be manęs. Tai kaip ir 10. Dar ten vienas sukasi. Kaip ir nėra labai daug čia tų laivų. Esu matęs ir gerokai daugiau. Dar be to, kai visą savaitę nieks nežvejoja. Tai aš tikėjausi, kad šiandien bus daugiau. Bet panašu, kad tas kibimas nėra labai jau geras, žuvies nedaug. Ir nieks ilgai neusibūna. Nežinau, jau man su spinningu nusibodo. Pažvejojau tik tais kelias minutės. Reikia, kad greičiau kalmaras atšiltų, dėt kalmarą. Ir aš manau, vis tiek bus geriau ant kalmaro. Nors labai rangumas norėtus pagauti. Mane čia kažkur ne ten neša, kur norėjau. Žuvies irgi nerodo visiškai. Bet yra. Gerokai aukščiau nuo dugno buvo. Šiau vyniojau, kad permest. Keist vietą, čia bam. Užsėdo. Dar gal baika tokia visai. Visai nieko, manau. Kaip šitoj vietai. Aišku, ten tas pačias didžiasias, tai mieste centre ganosi. Bet aš kažkaip tai ten neplaukiu. Man ten patams ilgai po to grįžti toli. Visokių plūdurų pilna, kad neusiratai. Gaudau čia mažesnės. Čia tam dideliam gylį, kol išpumpuoju su spinningu, tai jau ranką atkirto. Nieks čia taip negaudo, visiems pilkerio. Šį vienas išpratėjęs ant mažų guminukų.
Kągi, ilgai visai netrukus. Pirma vidutinė žuvis. Ant barbytės. Pakeliu į viršų. Ganėtinai aukštai paėmė gal 10-15 metrų. Praeitą kartą gaudžiau su šitą sistemą ant slankiančio švino. Bet čia pakankamai mažas kabliukas, manau. Tai dabar pabandysiu kitokį užsidėti. Su biškį didesniu kabliu. Dabar bandysiu ant tokios sistemos, kur vasarą paltusas gaudžiau. 220 gramų švinas vilkavimo. Tada apie 2 metrai pavadėlis. Ir užlenktas kabliukas. Biškis čia parudėjęs, bet gal bus gerai. Maždaug taip skabinsiu. Tegul į ten plevėsuoja. Dabar tik susiras tinkamą vietą. Bandyti antrą pagauti. O, čia kažką tai rodo. 60 metrų. Užsimesiu ir guminuką prie tą pačią. Gal kažkaip susitvarkys. Svarbu tik, kad man nesupintų valą. Viskas bus gerai. Švinas nusileido ant dugno. Kelis metrus pakelsiu. Nes panašu, kad žuvis šiek tiek pakilus. Nu, dabar jau ant dugninės noriu vieną pagauti. Ant spiningo pagavau. Ar šiandien spiningas vis tik nugalės dugninę? Panašu, kad kietas dugnas. Nekeista. Gylis čia yra 55 metrai. Ir rodo kažkokią žuvį. Kažkas ir kimba. Bet čia gal ne menkė bus. Gal. Oi, tu čia gera buvo kokia. Eik tu savo. Aš galvoju, kad čia dugną užkabinau iš tikrųjų. Belen kokia dydžio buvo žuvis. Vėl kimba. Yra antra. Šitą gal mažesnė. Bet irgi nemaža. Kalmariukas tik nusileido ant dugno. Iš karto bam. Šitą reikia nuo dugno pasikelt. Geras, ši visai neblogai skimba. Šitą geresnė negu pirma biškį. Čia. Vakara, čia šitą tai pabėgo. Yra čia kablys, 2 netgi. Bet aš kažkaip su ranka sugalvojau paimti. Atgal šis. Gražią žuvį paleidau. Nu, bet jeigu aš šitaip gerai kimba, tai nebėda, tai bus kita. Man viena žuvis ant spiningo. Tik padėjau laikiklį. Man tegul biškį pastovi. Žiūriu, lankstusi. Su kabliu neimsiu vis tiek aš jas. Ne pati didžiausia šį kartą. Uždėjau šiek tiek kalmariuko. Tokia. Porą kilogramų gal. Kažkaip dugninė labai iš pradžių gerai pasirodė, tik nuleidau. 2 kibimai buvo vienas po kito. Dabar kol kas nieko. Dreifas lygtais nurimo. Banga irgi sumažėjo. Niekur neplauksiu, čia dar pabandysiu.
Spiningas kol kas laimė prieš kalmarą. 2-0. Nors 2 kibimai buvo ir ant kalmarą. Pirmas neusikirto, antras čia prie pat laivo atsikabino. Iš pradžių taip gerai nuteikė, kibimai vienas po kito buvo keli. Dabar nurimo, biškai prie lietutis. Laivai buvo visi jau kažkur įsilaksti, dabar vėl grįžo. Ten toliau visi buvo suplaukę, dabar visi vėl čia. Dabar bereik pabandyti pakeisti. Dabar jau pradeda po truputį tamsėti. Gal tokį juodą uždėsiu. Jeigu aš jį uždėsiu. Čia suktukas taip biški mažokas. Šiaip ne taip pralinda. Dugninę paėmė. Stovėjo, čia savo ramiai žiūriu, linksta po truputį. Nedidelio kūdo. Rangulinai varo atgal. Kaip aš netikiu tą juodą gumą dabar, kur įsidėjau. Tik nuleidau ant dugno, jau nori trauk pakeisti aš ją. Ganėtinai senai turiu, bet vis trumpai labai pabandau. Todėl nėra visai tikėjimo man jo. Bet reikia tik vieną žuvį dabar pagauti ant jos ir viskas pasikeistų. Bandžiau vietą pakeisti, bet čia kažkaip labai jau smarkiai pučia. Reikia grįžti atgal ten, kur vėjas ramesnis. Kažkaip sukilo čia tas vėjas visur. Ai. Tikiuosi, kad nurims ant vakaro, iš čia atvirkščiai pradėjo kilt. Pabandžiau kelias kitas vietas, praplaukiau. Nieko gero neparodė, grįžau į tą pirmą vietą dabar. Bandysiu čia kažką tai priburt. Jo, čia pradžia taip gerai nuteikė. Jau galvoju, šiandien pridaužysiu tą žuvies. Po tos 2 žuvis tik ir guli. Dreifas dabar visai nurimo, ant vakaro vėjas irgi. Kaip ir labai gerai žvejot, bet žuvis kol kas nekimba. Čia kiek ratukų prasukau, vieną kitą tik parodo. Nei vieno laivo nebeliko. Dar ten toli vienas kažkur. Visi išvarė namo. Dabar jau kibimas turėtų prasidėti. Pagaliau ant dugninės prisikabino. Bet irgi tik kelis kartus patempė. O jam tempė. Na, žiūrėk, o lygtais paėmė. Suvežam stabdį. Keliam. Silpnas tas menkas dabar iš tikrųjų svoris tik. Pradžių ten šiek tiek kažką tai jinai pabando. Standartinė. Čia gal šiandien didžiausia bus jau šitą. Čia. Nebeprapisinėsim, nesim su kabliuku. Tokia. Visai nieko. Tik irgi išneršus. Ganėtinai kuda. Dydis neblogas. Galima mesti dėžę. Oras labai permainingas šiandien. Tai nurimsta, tai vėl pučia. Kibimas irgi nėra toks labai jau geras. Nėra labai blogai, bet kai toks šūdinas oras, tai norėtus, kad biškai geriau kibti. Tai tiek šiam kartai. Neprasidėjo čia tas vakarinis kibimas, vėjas tik sukilo. Čia belenkaip neša. 3 žuvis pasigavau, užtenka. Keliausiu namo. Tai dėkui, kad žiūrėjot. Pasimatysim neužilgo.